Labas vakaras, čia Karštas vakaras iš Baltijos televizijos studijos. Eurostato tyrimai rodo, jog lietuviai beveik ketvirtadalį savo išlaidų, beveik ketvirtadalį namų ūkio išlaidų skiria maistui. Šildymui taip pat tenka gan didelė mūsų pajamų, mūsų išlaidų dalis. Yra ekonomistų, kurie sako, kad brangstant energetikai ir maistui, lietuvių dalis paprasčiausiai neišgyvens. Tad kaip atlaikysime brangstantį pragyvenimą, apie tai šio vakaro diskusija kartu su Sauliumi Stoma, parlamentaru. Labas vakaras, Sauliu. Labas vakaras, Sauliu. Su mumis studijoje Rokiškio Sūrio valdybos pirmininkas Dalius Trumpa. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei Nerijus Mačiulis, Swedbanko vyriausiasis ekonomistas. Labas vakaras, Nerijau. Sveiki. Kaip vertinti tą statistiką, kuri čia ir skelbiama neseniai, bet jinai nėra niekuo išsiskirianti, niekuo nauja, kad ketvirtadalį savo išlaidų lietuviai atiduoda maistui? Taip, tai iš tiesų, lyginant tarp ES šalių, tai yra nemažas skaičius ir Lietuva pagal tai, kiek savo išlaidų skiria maisto produktam, yra antroje vietoje po Rumunijos. Tai yra tikrai nemaža dalis skiriama būtiniausiam produktui, kurio negali atsisakyti, turbūt niekas. Ir ta situacija, aišku, per paskutinius 15 metų pagerėjo gerokai, nes pavyzdžiui 1996 metais, prieš 15 metų, vidutinis Lietuvos gyventojas maisto produktams skiria daugiau nei 50% visų savo išlaidų. Jeigu mes pažiūrėtumėm šiandien, kokios yra pasaulio šalis, Indija, Brazilija, Kinija, net tos pačios labai greitai augančios ekonomikos, ten dauguma gyventojų skiria daugiau nei pusę visų savo išlaidų maistui. Bet Nerijau, eurozona 13% vidutinė šeima išleidžia maistui. Tai mes galim žiūrėti į tuos, kurie beveik 100%. Eurozona yra turtingiausių šalių klubas, turtingiausių pasaulio šalių klubas. Ir iš tiesų, kai šeimos pajamos pasiekia labai aukštą lygį, tada jau galimybės ir suvartoti labai daug maisto yra mažos. Ar ne? Mes turime ribas tam tikras, negalime suvartoti mažiau negu kažkoks lygis maisto produktų ir jau daugiau negu tam tikras lygis irgi sunku vartoti. Tai labai turtingų šalių gyventojai, kurie turi didelės pajamas, jie sąlyginai pradeda vartoti mažiau maisto produktų ir vis daugiau jų disponuojamų pajamų yra skiriama ne maisto produktam, o kitoms ne pirmojo būtinumo prekėms. Bet tą ketvirtadalį, kaip Sauliau jūs vertinat? Štai Nerijus sako, ta situacija galbūt ir gerėja Lietuvoje. Buvo laikai, kai 50% skirdom maistui savo pajamų, savo išlaidų mėnesinių. Iš tikrųjų, čia yra gal dvi pusės, kai mes lyginame su tais turtingiausiais pasaulio, tai atrodom nekaip, o vis dėlto gerėjimas šioks toks buvo. Bet iš esmės šitas rodiklis yra dar blogesnis, negu apskritai Lietuva stovi toj pačioje Europos Sąjungoje, nes mes paprastai vis tiek lenkiam dar ir Bulgariją, Latviją, o šitam rodiklį mes esam tikrai antri nuo galo ir tai neraminantis dalykas. Kodėl brangus toks maistas Lietuvoje? Iš tikrųjų, Latvijai, sakykime, turi 18%, Estai 20%, su mūsų 24-25%, tai taip išeina, kad net Latvijai už mus geriau gyvena. Tai matyt, problema jau čia yra ne tam bendra mūsų lygį, bet ko gero konkurencijos trūkume mūsų rinkoje. Ir tas turbūt atsiliepia, kad mes nesugebame vis dėlto užtikrinti gero funkcionavimo rinkos, nėra tikra laisva rinka, nėra tikros konkurencijos ir už tai tos kainos šiek tiek didesnės, negu jos galėtų būti pagal bendrą mūsų ekonominę situaciją. Dalius Trumpa mūsų studijai. Kaip jūs girdite, čia dažnai turbūt priekaištas ir jums dėl tų kainų augančių nėra konkurencijos, rinka per maža, per uždara ir dar pridėkim kartelinius susitarimus, kurių irgi išaiškina karts nuo karto. Kurių nėra, nebuvo išaiškinta nei kartą. Tai čia ir problema, kad neišaiškinta. Bet konkurencijos taryba buvo pieno kartelė aptikus. Nebuvo aptikus, jie tik įtarė ir kartelio jie net nepateikė, net iki teismo nereikėjo eiti, kad jie net patys pasakė, kad kartelio nėra. Jūs atmetat, kad tamsių susitarimų nėra? Atsiprašau, netgi baudos buvo skirtos milijoninės. Baudos buvo skirta už keitimas informaciją. Ir dėl to, kad o atsiprašau, ar tai ne kartelis, tai buvo ne kartelis, tai buvo reiškia, nustatant kainas, pasitarė tarpusavy. Ten buvo iš tikrųjų, galima yra internete išdėti tą medžiagą, tai buvo keitimasis informacijos, kuris vyko nuo 1992 metų, kuris vyko per Žemės ūkio ministeriją, kuris vyko per statistikos departamentą. Mes duomenys tiekdavom ir paskui atgal, tik tai konkurencijos tarnyba, spaudžiama politikų, neradus kartelio, kažkaip tai turėjo nubausti. Tai jūs nekaltai apkaltino dėl to? Mes ir teismus visus išlošėm.
Atsiprašau, visai neseniai buvo informacija, turbūt prieš kelias savaitės, kad kaip tik teismas patvirtino. Taip, aš taip pat girdėjau tą informaciją. Mes išlošėm 2009 metais aukščiausiame teisme, kad mes nekalti ir konkurencijos tarnyba, galima sakyti, piknaudžiaudama padėtimi, atnaujino tą patį tyrimą ir vėl su tais pačiais, be jokios naujos medžiagos, vėl eina į teismą. Tai vieną kartą mes jau išlošėm vyriausiam administraciniam teisme ir aš kaip doras pilietis galvojau, kad teisiniai šaly viskas, tas klausimas uždarytas. Ne, pasirodo, valdžios institucijos gali atnaujinti tyrimus, bet čia aš nenorėčiau prie to, bet dėl rinkos uždarumo. Dabar dėl rinkos uždarumo. Jūs sakot, kad per maža konkurencija Lietuvoje. Ir dėdot pavyzdį, kad Latvijoje ir Estijoje yra maistui suvartojama mažiau. Tai Latvijoje yra dominuojantis vienas ir dar du mažesni pieno gamintojai, kurie žaidžia Lietuvų rinkoje. Tai Rygos pieno kombinatas, Piensarniekas ir netėrė kaipgi. Užmiršau pavadinimą, 3. Taip. Lietuvoje yra 4. Estijoje dominuojantis 2. Tai bet ten gal priežiūra geresnė? Priežiūra konkurencijos tarybos, aš nesakyčiau, kad bloga ir Lietuvoje. Ir jeigu jie yra atranda kartelių, kur tenai, kur yra ir nubaustų, ir yra, kurie net nesiteisė prisipažino, tai jeigu jie ne vieno nerastų, tai galima sakyti, kad yra bloga. Bet jūs teigiat, kad ne tai apsprendžia galutinę kainą? Ar 3, ar 1, ar 4? Aš tikrai teigiu, kad Lietuvoje konkurencija, ypač pieno pramonės rinko, yra tikrai labai didelė, nes mes konkuruojam ne tik tarpusavį, bet konkuruojam ir su Latvijos, su Estijos ir su Lenkijos, nekalbant jau tarptautiniam kompanijom. Bet pone Daliau, kyla žmonėm klausimas, kodėl mes turim tokias aukštas kainas ir kodėl Europos net kontekste mūsų kainos maisto, jūs sakėt, kad tikrai gana aukštos. Jos yra gana aukštos, jeigu mes vertiname, kokios yra vidutinės Lietuvos gyventojo pajamos, bet jeigu mes lygintumėm Lietuvoje kainas su kainomis Latvijoje ir Estijoje, tai Latvijoje ir Estijoje jos yra maždaug 10% didesnės. Tai Lietuvoje vis dar maisto produktai yra pigesni. Bet kodėl Lietuvos gyventojai skiria daugiau savo pajamų būtent maisto produktus, čia reikėtų priežasčių turbūt ieškoti kitur. Ir viena iš tų priežasčių yra tame, kad Lietuvos gyventojai savo visų išlaidų kitų skiria kažkur mažiau. Ir ta vieta mažiau, kurie skiria išlaidų, yra būtent komunaliniais paslaugos. Tai yra šildymas, elektra, dujos. Tai Lietuvoje yra skiriama 12% visų savo išlaidų, pavyzdžiui, Latvijoje beveik 15%. Kodėl taip yra? Ir kainų lygis, čia dar desni yra skirtumai, Lietuvoje maždaug yra 40% tik tai ES vidurkio, o Estijoje yra 70% ES vidurkio. Kodėl taip yra, jeigu dujas perka ir Latvija, ir Estija pigiau? Ir atsakymas čia yra aiškus. Lietuvoje yra lengvatinis PVM tarifas šildymui, yra labai paplitusi įvairių būsto išlaidų kompensavimo sistema, kuri sumažina Lietuvos gyventojų išlaidas būtent komunaliniams paslaugoms. Jos Lietuvoje yra daug mažesnės negu Latvijoje ar Estijoje. Ir atitinkamai, kai lieka didesnė lėšų suma, tada jinai yra skiriama maistui. Tai čia toks yra vienas iš paaiškinimų, kodėl vis dėlto maistui lietuviai skiria daugiau savo... Įtikina Sauliaus toną. Na, gal ir taip. Nors aš turėčiau ir kitų minčių. Sakykime, net ir tie patys mūsų, kalbame jeigu apie pieno pramonę, tai net ir pienininkai Latvijoje pardavinėja savo produktus pigiau negu Lietuvoje, nes jie nori eiti į rinką ten ir sudaro konkurenciją tenai. Tai man taip truputį, aš nežinau, čia gal tų duomenys... Jūs turite tokios informacijos, kad Latvijai pigesnis pieno produktai... Taip, turbūt prisipažins pats ir direktorius. Mes kalbėjom pradžioje, aš nesakiau, kad pigesnė, gal neteisingai supratot, mes pigiausi Latvijos lentynoje esame, mes pigesnė esam negu Latvijos gamintojai, nes Latvijos pirkėjas, kaip ir Lietuvos pirkėjas, atiduoda pranašumą kaip pirmenybę savo šalies gaminamų produktų. Tai Latvijos rinkoje mes esam prie pigesnių produktų, bet kaina mūsų pigių produktų Lietuvoje ir mūsų pigių produktų Lenkijoje iš mūsų įmonės išeina su tuo pačiu baziniu kainoraščiu. Bet žiūrėkit, vis dėlto, žmonėm, kad būtų aišku, čia tikrai daug visokių spekulacijų, ar tikrai ta ir prekybos sistema, ar skaidru viskas, ar dėl tos pačios konkurencijos, dėl dominavimo, piknaudžiavimų įvairių. Ir ar nėra tokia situacija, kad kažkas,
silpsta, o kažkas pamsta tų silpstančių sąskaitą. Tam tikra problema yra ir tame, jog Lietuvos maisto produktų vartotojai, jie konkuruoja tam tikrą prasme ir su užsienio šalių maisto produktų vartotojais, ir su latviais, estais, ir su rusais. Ir jeigu iš tiesų Lietuvos maisto produktų gamintojai tą produkciją, kurią jie realizuoja Lietuvoje, gali parduoti brangiau užsienio rinkose, tai tą jie ir daro. Ir iš tiesų statistika tą įrodo, kad per paskutinius metus gamintojų kainos produkcijos realizuojamos užsienyje didėjo dvigubai greičiau, negu produkcija parduodama Lietuvos rinkoje. Ar tikrai užsienio rinkose geriau moka pieno pramonės, pavyzdžiui, produkcijai? Taip, per visus 2010 metus ir šių metų pradžioje užsienio rinkose situacija po 2008 metų krizės buvo labai gera dėl pieno produktų trūkumo. Rinkos atsigavo greičiau negu atsigavo žaliavinio pieno gaminimas ir visus 2010 metus mes tikrai gavom labai geras kainas eksporto rinkose, ko pasekoje mes dalinai galėjom dotuoti, ką rodo ir skaičiai, dotuoti vietinę rinką. Mūsų įmonės padalinys, kuris dirba vietiniai rinkai, tik tai jau 19 mėnesių dirba nuostolingai. Ir šito mes savo negalėtumėm leisti, jeigu mes nebūtumėm galėję užsidirbti pakankamai pinigų, kad dengti šitą nuostolį ir dar turėti pelną investicijom virsų, jeigu neprekiautumėm. Bet kodėl jūs dirbat nuostolingoje rinkoje? Nes adekvatus klausimas. Nes tai buvo tik tai 2010 metais. Mes ne vienos dienos verslininkai ir galvojam, kas bus 2012 metais ir mes atsimenam tuos laikus, kada eksportas krito ir vienintelis įsigelbėjimo šaltinis buvo vietinė rinka. Kaip sako, visų kiaušinių nesudėk į vieną krepšį. Tai taip ir rinkos yra. Bet, pone Daliau, labai sunku žmonėms suvokti ir suprasti. Prie tokių kainų jūs sakot, vidaus rinkoje jūs dirbat nuostolingai su pieno produkcija. Tai... Taip, ir labai yra paprastas paaiškinimas. Pieno produktų savikainoje didžiausią dalį, kaip šildyme dujos, tai pieno produktų savikainoje didžiausią dalį sudaro pienas, žalias pienas. Kaip jau sakiau, ūkininkai žalią pieną šiandien gali parduoti 500-600 km spindulių, išvežti visur, tai reiškia konkurencija yra labai didelė. Ir jie dabar gauna už žalią pieną europinio dydžio ūkininkas, tai yra normalus ūkininkas, ne joks, tai aišku, ne 3 karvių laikytos, bet ūkininkas, kuris turi bent jau melžimo aparatą, jis dabar gauna europinę kainą, o paskutiniais mėnesiais net daugiau negu vidutinė EU 15 šalių ūkininkas. Tai kada man žaliava pagrindinė yra Europos kainų lygyje, tai sudaro apie 60-70 procentų, pigiau pagaminti nėra kaip. O kiek prekybos sistema iškelia kainas? Prekybos sistema, aš tai galiu pasakyti, kadangi galiu pasakyti, kad paskutinius metus prekybos sistema savo antkainio bent mūsų įmonėje nedidino. Nekėlė. Gerai, po trumpos pertraukos mes grįšim į mūsų diskusiją, kalbame apie kainas, apie maistą. Dar matyt palėtėm ir šildymo klausimus. Eurostato taip pat duomenys skelbia, kad Lietuvos gyventojų perkamoji galia beveik perpus mažesnė nei ES šalių. Aiškinsimės, kasgi čia vyksta su perkamąja galia.